Sveiki, mielieji, sveiki susirinkę į portalą 888, liūto portalą, nepaprastai stiprios energijos, perskrodžia mus visus. Vakar gal galėjot stebėti, kad tai buvo pasirašymas prieš portalą, tai yra emocijų išgryninimas. Emocijos išgryninusios, jeigu sugebėjote jas suvaldyti, į jas pažiūrėti iš stebėtojo pusės, iš analizatoriaus pusės, iš savo analizuotojo pusės. Tai sutvarkius emocijas, galite lengvai pereiti į šias nuostabias energijas. Įsigrynina jos. Šios energijos lengvos perskrodžia į mūsų visus džiugios, pakeliančios tarsi į kitą matmenį. Ir dabar pasiūlyčiau padaryti tokią praktikėlę. Praktikėlė lengva. Visi jūs, aišku, tikriausiai turite savo norų, savo troškimų, savo nerealizuotų situacijų. Į situacijams siūlyčiau suteikti formą. Tiesiog nusipieškite ant popieriaus lapo, apsirašykite, ką jūs norite turėti, kokias viltis jūs gvildenate, kokius jūs norus išreiškite, kokias situacijas jūs norite pakeisti. Taipogi apsižiūrėkite ir savo viduje, kas jums jau atgyvenę, kas jums trukdo eiti į priekį, kas jums trukdo kilti aukštyn. Pasižiūrėkite, gal ego koks nors atsipalaidavęs trukdo, tiesiog vis dažniau ir dažniau užeina atitinkamos emocijos iš ego pusės. Gal kažkas kitas. Gal tiesiog ego norite šiek tiek sumažinti, susidraugauti su juo. Visą tai aprašykite savo popieriaus lape. Taipogi, dabar jaučiu, kaip prie manęs prisijungia civilizacija Sirijus. Šone yra mano kuratorė Alatėja. Sirijus rodo, kaip reikia tai daryti. Jūs suprantate, kad jūsų mintis yra nematerializuota. Mintis yra energija. Materializacija yra jūsų išreiškimas ant popieriaus. Jūs energiją materializuojate ant popieriaus. Tai pirmiausia ateina mintis, paskui jūs ją realizuojate ant popieriaus. Tai yra materializacija. Ir materializacija duoda impulsą jūsų norimam troškimų išsipildymui. Tai dėl ko mums sako apsirašyti tai, ką jūs norite ant popieriaus. Jūs duodate šiai energijai veiksmą, jūs tarsi duodate impulsą šiai energijai vykti. Taigi materializuokime ant popieriaus, ką mes norime. Taip pat, kai jau tai padarėte, Sirijus man rodo įvairius vaizdinius ir šiame vaizdinyje jisai sako dabar, visą tai, ką jūs aprašėte, įveskite begalybės ženklą. Tai pirma mažą begalybės ženklą, paskui virš jo didesnį begalybės ženklą ir dar virš jo dar didesnį begalybės ženklą. Ir visi šie ženklai turi susikirsti viename bendrame taške, tai yra viduryje. Ir kai tai padarėte, užsimerkite.
Stebėkite savo kūno pojūčius. Matykite begalybės ženklą prieš savo akis. Matykite, kaip iš kraštų tarsi liepsna sueina į vidurį. Šviečia begalybės ženklas. Gali liepsnuoti, gali šviesti. Kiekvienam yra skirtingai, kiekvienas įsivaizduoja skirtingai. Bet matykite patį gražiausią vaizdą. Duokite savo fantazijai veikti. Tegul per šį begalybės ženklo vidurį susieina liepsna į rutuliuką. Ir dabar mes einame tą rutuliuką, einame tą liepsną. Tai yra portalas. Tai tarsi auksinis portalas. Prieinam arčiau, mes jį galime matyti, kad jisai tampa skaisčiai mėlynas, kaip dangus, kaip vanduo. Praeiname per tą portalą. Pamatykite tai tarsi nauja vietovė, nauja aplinka, nauja gamta, nematyti vaizdai. Kiekvienam duos skirtingus matymus, kiekvienam bus skirtingai. Man duoda mano praeitą pasaulį, kuriame aš buvau inkarnavusi, kai buvau drakonas. Matau, yra skirtingus pasaulius. Man ši vieta pažįstama. Jums tai gali duoti irgi. Kiekvienam skirtingas pasaulis. Matykime šiame pasaulyje save, kuo jisai jum vibruoja. Kas jum vibruoja. Tai greičiausiai jūs buvote šiame pasaulyje kažkada. Dabar dar neprisimenate, bet ateis laikas prisiminsit. Ir supraskite, išjauskite savo norą šiame pasaulyje. Šiame portalo susijungime. Išjauskite savo norą. Matykite, kaip jisai realizuojasi. Matykite savo situaciją. Galite duoti šiai situacijai apipavidalinimą. Ir matykite formą. Ir kaip matykite, kaip iš tos formos išauga įvairūs keliai. Įsiplieksnoja keliai ir jūs suprantate, kur jums reikia eiti. Ir ši situacija jūs pažvelgite iš kitų kampų. Matote, kaip ta situacija jums įsirituliuoja pačia geriausia linkme. Šiame portale, šiame pasaulyje, naujame pasaulyje atsiskleidžia kitos energijos, mums dar nepatirtos energijos. Ir šias energijas pasiimkite jas savo. Įsidėkite tarsi į savo širdies dėžutę. Apsipilkite jas save. Įsidėkite jas į savo aurą. Jos tarsi spinduliukai įeina į jūsų aurą, į jūsų lauką. Šie spinduliukai skrodžiai jūs kiaurai apvalo jūs, pažadina jūs, praplečia jūsų sąmonę. Plėskimės, brangieji, gydykime šiomis naujomis energijomis. Pabuvoję šiame pasaulyje naujame, nors jums taip atrodo, tai naujame,
tai tikrai jums nenaujame, nes jūs jame buvote. Jūs žinote, kas tai pasaulis, nes jums jisai rezonuoja. Tai yra jūsų pasaulis, jūsų gimtasis pasaulis. Pajauskime šio gimtojo pasaulio energijos. Jos jumis palaiko, jos jumis išvalo, jos jums padaro viską taip, kaip reikia, paskatina, tai yra impulsas viskam. Pabūkime šiuose gražiuose energijose. Kiekvienas gali jausti skirtingai. Aš jaučiu didžiulį karštį, nes mano pasaulis yra ugninis. Jūsų pasaulis koks yra, kiekvienam skirtingai. Bet vienaip ar kitaip kūnas reaguoja, atsako šilumą. Kūnas jaučia, kaip ir energijos skrodžia per jį. Kiaurai pakeičia jūsų DNR. Jūs galite išreikšti šiame pasaulyje savo intencijas į sveikatą, ilgą amžinystę. Į jaunystę, į harmoniją, į DNR pakitimus, kurie pasireiškia ilgaamžinystė. DNR pakitimai aktyviai reaguoja DNR į šias energijas ir vyksta pakitimai jūsų kūne čia ir dabar, nes kūnas atsako ir supranta šias energijas. Dabar atsigręžkime, matykime, kad tas portalas veda jūs atgal. Tai tarsi kelias, kuris veda atgal į jūsų pasaulį, dabartinį pasaulį čia ir dabar. Grįžkime šiuo keliu. Vėl grįžtame per liepsnuojantį diską iš 3 aštuonetų viduriuko. Išeikime. Ir dabar, ką jūs buvote parašę ant savo popieriaus, apveskite šį visą rašliavą šią pagal spiralę, pagal laikrodžio rodiklę ir parašykime per vidurį taip. Tegu viskas įsipildo jums pačiu geriausiu būdu, žiūrint iš aukščiausio visatos taško. Būkite sveiki, mielieji.